Sveiki visi, šiandien servise 007 noriu pristatyti štai tokį Mitsubishi Outlander automobilį. Šį kartą tai nėra įkraunamas PHEV hybridas, tai yra įprastas 100% benzinas, 2,4 mivėkinis variklis, 2017 metai, 1,24 kW dokumentuose. Be abejonės puikiai važiuojantis dujomis ir nuo šiol tą darys su kokybiška itališka Landerenzo sistema. Na, švieslentėj kainas mes visi matom, ten grina pasiutpalkė tų kainų, tai kur tas pasaulis nusiris pamatysim, bet kad ir kokios jis bebūtų, dujomis kaip taisyklė važiuoti visą laiką buvo ir turbūt bus dvigubai pigiau. Tai grįžtant prie konkrečiai šios sistemos, kurią sumontavom į šį Mitsubishi Outlander, tai Landerenzo Evo OBD valdymo blokas, štai šitoje vietoje, greta benzininis kompiuteris šalia jo, šalia ir dujinis. Dujiniai purkštukai Reilo IG7 Dakota sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Gaubtas be abejonės truputėlį pakeltas tam, kad jisai čia puikiausiai tilptų. Gražiai viskas užsidengia, purkštukai gražiai guli. Slėgio davikliukas bei dujinės fazės filtras. Dujinės fazės filtras su surinkimu atnaujintas tam, kad būtų patogu jį prieiti ir be abejonės tam, kad surinktų kiek įmanoma daugiau dervų, visų nešvarumų, purvo, kurio dėja mūsų degalinėse gausu, dujose be abejonės. Landerenzo LID 10 turbo dujų reduktoriukas, atskirai nuo jo Landerenzo skystos fazės filtras, vėlgi ir vožtuvas be abejonės, vėlgi filtrą labai bus nesunku pakeisti, apgalvojam viską ir pasidarom taip, kad aptarnauti sistemą būtų patogu, nes ne tik sistemą reikia sumontuoti, bet be abejonės ją paskui tinkamai ir prižiūrėti ir aptarnauti, tai klientui pravesim instruktažą, paaiškinsim, ką reikia žinoti, kaip prižiūrėti, garantinės duosim knygelės, serviso knygelę be abejonės ir kas 15 000 arba kas 1 metus lauksime servise dujinės įrangos aptarnavimą. Dažnai rašo žmonės ir klausia, kaip dažnai reikia aptarnauti, arba ten kažkaip savotiškai didžiuojasi, kad aš nuvažiavau 80 000, nieko nedariau, o jums čia reikia kas 15 000, reiškia aptarnauti. Tarsi tai būtų kažkoks tai minusas, tai galima turbūt ir alyvos tą 70 000 nekeisti variklyje. Ir paskui visiems girtis, kokia gera mašina, nes dar vis važiuoja. Tai kiekvienam savo, kaip sakyt, jeigu yra toks suvokimas, tai tokie ir sprendimai, tikrai nesimsime edukuoti, neturim tam nei laiko, nei noro, nei galimybių. Tai gamintojas yra numatęs labai aiškias aptarnavimo procedūras, žingsnius, kurias reikia aptarnavimo metu padaryti. Ir tas aptarnavimas, jisai tikrai nėra taip, kad jūs laukia privažiuojat ir ten meistras su cigarete dantyse jums dujinės fazės filtrą pakeičia ir jau čia viskas mašina aptarnauta, viskas sužiūrėta ir panašiai. Tai jeigu tokį aptarnavimą turit, matot, tai nėra joks aptarnavimas ir bent aš jūsų vietoj daugiau į tokią vietą tikrai nevažiuočiau, dujinės įrangos, pavadinkim, aptarnavimu. Tai grįžtant, neišsiplečiant į Outlanderio variklio skyrių, tai viskas nuvalyta, švaru, gražu, kaip ir turėtų būti kiekvieną kartą po montavimo dujinės įrangos darbų. Visas dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuojant, įvelkant į apsauginės gofras bei kiekvieną kontaktą lituojant. Žinoma, tefloninės, be jokių kvapų nesmirdinčios dujinės žarnos, spyruoklinės sąvaržos, specialios apsauginės gofros, gamykliniai laikikliai. Visa tai yra maksimaliai kokybiška ir maksimaliai, kaip sakyt, geriausios komplektacijos, ką mes šiandien galim pasiūlyti savo klientam. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų mygtukas sumontuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Kvadratinis, kompaktiškas, labai puikiai tinka į japoniškas mašinas, į šituos lizdelius, kurie paprastai būna tušti. Žinoma, priklausoma nuo komplektacijos, bet čia tų variantų netgi dar 3 laisvi lieka, tai galima būtų kažkur į čia sutalpinti, bet labai gera vieta, puikiai telpa. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, atsisukam kamštelį, nerūdijančio plieno varžtai, visos vietos sandarintos, vaškuotos, tam, kad nebūtų korozijos židinių, truputėlį iškelimas padarytas, kad su pistoleto rankena nedaužytume į kėbulą. Taip nutinka kartais, kai labai giliai yra pildymas padaromas. Tai nerūdijančio plieno varžtai, kaip minėjau, tam, kad nebūtų jokios korozijos židinių, tvirtai laikytųsi, kaip priklauso, be jokių ten savisregių ir kitų nesąmonių. Tai užsidaro, gražiai pasidaro. Dujų balionas pas Outlanderį montuojamas apačioje atsarginio rato vietoje. Štai čia, lauke padarysiu nuotrauką, 69 litrų Bormecho pilnaviduris balioniukas, puikiausiai čia tinka, estetiškai labai tvarkingai atrodo, ne per daug išlindęs, ne per daug matosi, tikrai idealiai ir puikiai. Tai tiek apie kokybišką Landerenzo sistemos montavimą į šį kartą visiškai 100% benzininį Mitsubishi Outlander. Jei kažką panašaus vairuojat ar kažko, sakykime, ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės. Tik dėja noriu pasakyti, kad šiuo metu turime itin ilgą darbų montavimo eilę
ir kone vasaros pabaigai rašome darbus. Taip kad, na, jau turit pasiplanuotos darbus, ar kažkas laukia, kažkas nusipirkęs automobilį, kaip dabar dauguma nusiperka automobilį, jau jisai plaukia, ruošiasi remontam ir tuo pačiu iš karto rezervuojasi laiką dujinės įrangos montavimui. Tai va, tai tam kartu tiek. Ačiū uždėmesi.